Kas paskatino būtent vaikystėje rinktis tą muziko kelią, kas išugdėte meilę saksofonui, sakykime, kodėl toks pasirinkimas? Oi, šitas geras, aš čia galėčiau 2 valandas pasakoti apie tom vaikystę, kaip ten vis buvau ir jo, čia ne muzika, nežinau, kur aš dabar būčiau atsidūris, o aš geriau, aš į menų mokyklą pradėjau eiti 2 klasę, bet aš iki 5 menų mokyklos klasės dar nevoliojau. Taip, niek nedariau, niek nesimokiau. Ir žiauriai iš tikrųjų esu dėkingas, nežinau, gal čia susirinkusiai net pažinos, to mokytojai tai yra, ką apie būtų keista, bet tai buvo akordeonų mokytojai Laima Jundulin, kurios iniciatyvą mes pradėjom groti su tokiu draugu akordeonistu, tokį ansamblį, duetą, ir mes išvažiavom į Kroatiją, laimėjom konkursą, tada čia pradėjom paskiau čia po Plungį važinėtis, po visą laiką Vacinirnus, visą laiką toks prieš serbis, pradėjom koncertauti. Daug minėjai, ar ne, tas studijų etapas, neplanuoji dar greitai baigti studijų, tai dabar, kiek suprantu, bakalauro, ar ne, paskutiniai metai, prieš paskutiniai? Prieš paskutiniai, tai paskui, ar ne, magistrantūros studijos, tada tapsi daktaru. Ne, daktaru tai jau nebe. Ne, užteks, ar ne, magistrantūra. O tai kokie šiaip, kaip įsivaizduoji save po 10-15 metų, kokios tos karjeros aukštumos, kokie tikslai galbūt galėtum pasidalinti? Nežinau, šiaip sako, pasvajuojant negali garsiai kalbėti. Bet aš nežinau, man šiaip, nežinau, tikslai ir tai lėkti Plungė, čia Žemaitijoje, tai Klaipėdoje, ir aš važiuoju tikrai nesiveržu, kad ten vis dabar į Vilnių, nes tipo galimybių miestas, dar kažkas, kur tipo visko daug, tai, bet aš su tą mintimį palikau Klaipėdos studijuoti ir čia kažkam daryti, nes čia niek nėra, čia labai daug ko trūks pažiūrėti. Mes čia su dėstytojai ir kalbėjom, kad fakultetų dėstytojai, kad važiavau Vilnių ir tas dalykas, kad išvažiavom studijuoti, važiavau džiazą ir jau ir tą terpį, kur tu tiesiog įkrenti ir, karas visas darė. O čia nėra tokias terpės, čia turi pats padaryti tam terpį, kad kiti galėtų krėsti. Tai aš esu su tą mintim, kad gal kažkaip po 20-30 metų čia kažkas atsitiks ir įsikors. Ir ant Klaipėdą, aišku, paskiau, kaip jau bus Klaipėda, tai ir aplinkui, ir bus ir Plungė, ir visi kiti mažesnį miestą, o man da tokia svajonė. Ir tai, dėl ko aš važiuoju jau dirbti menų mokyklą, tai aš norėčiau, kad čia irgi su laiku menų mokyklą atsirastų atskiras jazz muzikos skyrius, ne šiaip, kad mes dabar skaitimas pučiamųjų ten ir mušamųjų skyrius, tai aš norėčiau su laiku, kad atsirastų, kad Klaipėdo, kad jau yra atsiradęs, būtent jazz skyrius, kur vakar nuo pat mažiams mokėjom jazz muzikos pagrindų ir paskiau toliau mokintis jazz. Tai labai smagu, kad planuoji likti šiuose kraštuose ir turėsi progą pats būti iniciatorius, turbūt to dalyko. Ar galim paploti su mumis godomis kalbėtis? Paprašysim turbūt dar kartelį keltis į Niujorką, į Niu Orleaną, į Karibus ir atlikti dar keletą kūrinių.